Kultūrizmo akademija kartu su Lietuvos antidopingo agentūra pristato projektą Antidopingas – antra dalis. Šiandien apžvelgsim tokias temas: draudžiamų medžiagų ilgalaikis poveikis sportininkų sveikatai, fiziologinė rizika, naujausias dopingo aptikimo technologijos ir sportininkų suvokimas apie dopingo testavimą. Draudžiamų medžiagų poveikis sportininkų sveikatai, fiziologinė rizika. Panagrinėsim klausimą, kuris opus visiems. Tai yra, kokie negrįžtami pokyčiai atsiranda vyrų ir moterų kultūristų organizme dėl farmakologinės paramos. Koks didžiausias pasikeitimas? Čia jūs iš karto įsivaizduojat vaizdelius, kuriuos matot žurnaluose, kompiuteriuose. Tai yra gražūs kūnai, kurie įdegę su grimu, arba kažkur gamtoj, tai yra žavūs, energingi žmonės. Taip, tai yra viena dalis, bet yra ir kita dalis. Apie šitą dalį ir šitą etapą kaip tik šiandien ir kalbėsim. Tai yra mirtis, kuri atsirado kaip tik dėl to, kad buvo vartotos tokios priemonės, kurios padarė tokį siaubingą efektą. Taip, praeitų metų derlius. Vegetaras, kultūristas iš Indijos, 42 metai, spalio 9 dieną, Anapilin. Dar praeitų metų suvestinė. Tai 56 profesionalai, kurių vidutinis amžius yra 35 metai ir pusė iš jų mirė dėl širdies kraujagyslių sistemos problemų. Toks derlius buvo surinktas praeitais metais. Šie metai irgi prasidėjo nuo mirčių. Ir taip, Johnson Slove šiais metais visai nesenai nukeliavo Anapilin. Žavus, gražus vyras, bet toks pasikeitimas. Jeigu mes pažiūrėsim garsią statistiką, tai 16 pakankamai garsių personų. Jūs galite dabar padaryti stop kadrą ir pažiūrėti, paskaityti. Pamatysit, iš tikrųjų buvo tarp jų tų, kurie paliko ypatingą pėdsaką kultūrizmo istorijai. Pavyzdžiui, Michaelas Menzeris, kurio metodika, taip sakant, padarė savotišką revoliuciją. Ką sako tyrimai ir dėl ko pasikeitimai, kurie atsiranda dėl farmakologijos, tokie baisus. Metaanalizė rodo, kad pasikeitimai, kurie atsiranda širdies struktūroje, ir svarbiausia, kad šitie pasikeitimai negrįžtami, tai reikia turėti omeny. Jeigu raumenis jūs galite pripompuoti, atsiranda hipertrofija, po to susitraukia, tai širdį pasikeitimai jie negrįžtami. Ir tai yra pagrindinė bėda, dėl kurios atsiranda tos staigios mirtis. Ir taip truputėlį fiziologijos. Čia matot 3 vaizdelius, tai yra normali širdis, po to vidutinė, kuri nebūdinga kultūristams ir jėgos sportininkams, tai įsiplėtusi kardiomiopatija. Šitas variantas dažniausiai būna pas ištvermės sporto fanus, kurie būna labai ilgai prie pakankamai aukštų apkrovų. Tokia adaptacija ir taip pasikeičia širdis ir tai vadina sportininkų širdim. Iš dešinės jūs matot vaizdelį, kur yra hipertrofinė kardiomiopatija. Kuo jinai skiriasi? Jūs matot, kad širdis pasidarė labai mėsinga, pertvara pasidarė stora. Pats skilvelis nepasidarė didesnis, o tiesiog atsirado ženkliai daugiau mėsos. Kodėl? Todėl, kad kaip ir raumenys augo, taip pat augo ir širdis. Ir va šitie pasikeitimai, ir ypatingai dar viduj struktūriniai, jie negrįžtami ir jie prie tam tikrų sąlygų duoda tą mirtiną efektą, kada medicina negali žmogui padėti. Ir taip, kokia yra statistika?
statistika yra pakankamai žiauri. Ir čia yra tas skambutis, į kurį reikia atkreipti dėmesį. Čia ši statistika, kurią jums rodo, jinai surinkta iš profų IFBB, kas dalyvauja, ir atitinkamai nukeliavo anapilin. Tai nuo 2005 iki 2020 metų yra užfiksuota 730 atvejų, o bendra duomenų bazė tai 190 tūkstančių. Ir tai kokia yra statistika šituose mirčiuose ir kaip yra pasikeitimai. Mes matom, kad 60% ten su trupučiu principai yra dėl širdies nepakankamumo. Ir tai liudija apie tai, kad tai yra problema numeris 1. Ir čia yra loterija. Loterija, kurią vieni gali pataikyti, kiti ne. Ir dėja šitoj vietoj mokslas negali iš anksto pasakyti, kas bus tas laimingasis, kuris pagaus tą bilietą, kuris leis jam labai greitai nukeliauti. Tai čia mes kalbam apie čempionus, o tie, kurie liko už borto, kokios jų istorijos, mes to nežinom. Šitos statistikos nėra. Bet aš galvoju, kad jinai yra dar baisesnė, kadangi jinai paslėpta. Jeigu mes pažiūrėsim pagal žemynus, mes matom, kad didžiausia plėtra netikčių yra JAV, antroji vietoje yra Europa, o Azijos šalis jos labai smarkiai atsilieka. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tuose šalise, kur kultūrizmas yra labai populiarus, atsiranda labai daug pagundų piktnaudžiauti farmaciją ir atitinkamai gauti tokį efektą. Ir taip pažiūrėsim, kokios yra rizikos, su kuriuom susiduria tie žmonės, kurie nutarė dėl gražio vaizdo šią akimirką paaukot tai, kas ateis šiek tiek vėliau. Tai kokie atsiranda pasikeitimai? Pirmas – organų pažeidimai. Tai kepenys, inkstai, širdis. Yra dvi problemos – toksiškumas ir nepakankamumas. Antras iššūkis, kuris keliauja lygiagrečiai ir su juo susiduria net anksčiau, tai yra kaulų sąnarių sistema. Tai raiščiai sausgyslės nemoka taip greitai adaptuotis prie krūvių, palyginus su raumenimis. Tai raumenys auga, šita sistema atsilieka, dėl to atsiranda traumos. Trečias blokas, kuris atsiranda šiek tiek vėliau, tai yra hormonų disbalansas, endokrininiai sutrikimai, ginekomastija ir nevaisingumas. Šitie du klausimai, apie juos mažai kalbama, bet nevaisingumas, ypatingai jeigu mes kalbam apie Lietuvą, tai problema numeris 1. Kaip žinot, praeitų metų statistika yra žiauri, gimė tik 18 tūkstančių su viršum vaikų. Tai principe Lietuva miršta. Palyginimui Krokuvai gimė tiek pat vaikų, kiek visoje Lietuvoje. Tai čia tokia lyrika. Dabar einam prie pagrindinės rizikos, tai ir širdis ir kraujagyslių sistema. Tai kryšuliai, infarktas, insultas, hipertenzija, trombozės ir taip toliau. Vienu žodžiu, visas buketas visų negerovių, kurios gali atsirasti pas jauną žmogų, kas principe būna tik tai jau pas pakankamai pagyvenusius bočius. Sekantis veiksnys, kuris atsiranda lygiagrečiai, ir čia yra absoliuti loterija ir epigenetika, tai onkologinės rizikos. Niekas negali pasakyti, kada tai gali atsirasti. Bet mes visi žinom, kad onkologinė rizika yra pas visus ir kuo vyresnis žmogus darosi, tuo didesnė rizika jam yra. Ir paskutinis faktorius, kuris pas vienus gali ateiti apie 50-60, pas kitus gali būti šiek tiek vėliau, bet klausimas yra, kas aplenks, kas bus greičiau. Ar širdies kraujagyslių sistemos nepakankamumas, arba angioneurologiniai efektai, tai yra problemos su galva, insultai, hipertonija, trombozė ir taip toliau. Žinau, kas turi šitos iššūkius, turiu omeny jau yra šitoj fazėj ir tai yra žiauru.
žiauru, kadangi žmogus yra pakankamai jaunas, bet jau yra taip. Visą tai reikia žinot, kai jūs bandysit pasigundyt būti gražesniais ir pasinaudot farmakologinę paramą. Visiems linkiu būti sveikais, gražiais, su gera nuotaika. Būkite sveiki. Labadiena. Šiandien pašnekėsime apie naujausias dopingo aptikimo technologijas. Aš esu Gabija Mikulevičienė, medicinos vadybininkė iš Lietuvos antidopingo agentūros. Tai su kokiamis naujomis technologijomis mes susidurime? Pokyčiai atsirado molekuliniuose draudžiamų medžiagų aptikimo metoduose, tokiuose kaip pavyzdžiui mikroRNR analizė. Turbūt teko girdėti, kad kai kurie sportininkai sukčiauja paimdami kraują iš savo paties organizmo, jį laikydami tam tikrą laiko tarpą ir po to prieš varžybas arba net tam tikrų laikotarpių supildami atgal savo. Tai šita mikroRNR analizė, tiksliau tų pokyčių, profilio pokyčiai, jie gali padėti pastebėti, jog kraujas buvo perpiltas ir šis metodas yra pakankamai specifiškas ir jautrus. Genų dopingo srityje taip pat įvyko proveržis atradus TAC-MAN-QPGR metodą. Transgenas yra įterptas naujas genas, kuris gamina tam tikrą baltymą, kuris duoda pranašumą. Tai šis PGR metodas jis gali aptikti tą naują įterptą geną, transgeną kraujyje ir taip padėti nustatyti draudžiamų medžiagų vartojimą. Masių spektrometrija ir dujų ir skysčių chromatografija yra seni metodai naudojami laboratorijoje, kaip tiriamas šlapimas ir kraujas. Tačiau jų derinys, ypatingai tiriant tam tikras medžiagas, pavyzdžiui, gyvūninės kilmės stimulantus, yra tikrai labai svarbus netyčinio dopingo atvejais. Kuomet pietų šalyse, Pietų Amerikoje, Azijoje yra valgomas maistas gyvūninės kilmės, gali nutikti taip, kad sportininko organizme atsiras medžiagos, pavyzdžiui, klenbuterolis, kuris buvo naudojamas auginant tą gyvūną. Šių metodų derinys gali padėti apsaugoti nuo to netyčinio dopingo ir diferencijuoti, ar ta medžiaga, klenbuterolis, anaboliniai steroidai ar augimo hormonai pateko į organizmą dėl to, kad sportininkas pats suvartojo, ar dėl to, kad buvo naudojamas gyvūno auginimui. Elektrocheminiai biosensoriai taip pat gerokai patobulėjo per šitą laiką. Šiuo metu yra naudojami nauji sensoriai su grafeno kompozitu. Grafenas yra nauja medžiaga, atsiradusi 2004 metais. Jis yra anglies pagrindu ir ne tik kad labai tvirta, bet ir labai lengva. Mokslininkai juokauja, kad vieną grafeno sluoksnį, kuris yra tokio storio kaip žmogaus plaukas, norint sulaužyti, reikia ant adatos pasodinti dramblį. Ši medžiaga yra korėtos struktūros ir labai didelio paviršiaus ploto, todėl jinai labai jautriai pastebi hormonų pokyčius. Tai gali prisidėti, stengiantis aptikti tą patį testosteroną, nes pakankamai sudėtinga aptikti natūralius hormonus, jų pokyčius žmogaus organizme, jeigu tai yra ne kažkokia dirbtinė medžiaga. Tai daromi tyrimai tam, kad būtų galima analizuoti išorinio testosterono patekimą tiek į vyrų, tiek į moterų organizmą. Vieni metodai būtų beverčiai, jeigu prie vienų metodų nebūtų naudojami ir kiti. Tai šiuo metu stengiamasi prie tradicinių laboratorinių tyrimų, tokių kaip biocheminių tyrimų, pridėti DNR, RNR analizę, naudoti naujus įrenginius ir visą tą gautą informaciją apdoroti. Tuo remiasi visos naujos technologijos. Todėl nesuklysiu sakydama, kad turbūt didžiausią pažangą antidopingo srityje sukėlė dirbtinio intelekto naudojimas. Dirbtinis intelektas gali išanalizuoti sudėtingus kraujo duomenis, gali įtarti, kad sportininkas vartoja dopingą, gali pastebėti net ir pačius smulkiausius pokyčius, ypatingai jeigu yra naudojamas biologinis sportininko pasas.
Taip pat jis gali pakartotinai išanalizuoti mokslininkų duomenis ir įvertinti, ar nėra klaidingų rezultatų. Dirbtinis intelektas yra naudojamas ne tik laboratorijose duomenų analizai, bet ir tam darkneto, tamsiojo interneto erdvės stebėjimui. Stebimi duomenys, pavyzdžiui, neteisėtos prekyvietės, stengiamas aptikti tinklus, kažkokias pasikartojančias situacijas, kažkokias medžiagas, kurios patenka iš vieno tiekėjo kitam, tada ir stengiamasi suprasti, kaip veikia tie tinklai ir juos užkardyti. Kaip ir su psichoaktyvių medžiagų vartojimu ir platinimu, kaip ir su ginklų platinimu, darknetas yra tikrai labai svarbi dalis ir antidopinge, nes tos pačios grupuotės, kurios platina medžiagas, psichoaktyvės, pavyzdžiui, medžiagas, labai dažnai platina ir draudžiamas medžiagas sporte. Tai yra didžiulis verslas. Dirbtinis intelektas padeda stebėti ir biologinių pasų rezultatus. Biologinis pasas tai yra pasikartojantis kraujo rodikliai arba šlapime esantys steroidų profiliai, endokrinologiniai profiliai. Jų pokyčiai, kuomet yra vartojamas medžiagos, gali įtarti kažkokių medžiagų vartojimą, net jeigu mes jų negalime aptikti pačiame organizme. Todėl reikalingi didžiuliai kiekiai duomenų ir jų interpretacija. Yra sukurti tam tikri modeliai, kurie gali įtarti pokyčius ir gali įtarti, kad vartotas dopingas. Tai dirbtinis intelektas gali vertinti, ar vienas ar kitas modelis yra pranašesnis, ar tai gali būti draudžiamo medžiagų vartojimo, ar galbūt kita yra priežastis. Taip pat įvertinti sportininkus pagal jų rizikos lygį, ar šitas sportininkas yra potencialiai naudojantis ar ne. Ir tuomet galima suplanuoti tikslinius testavimus, kad sportininkai, kurie yra švarūs, jie nebūtų be reikalo testuojami, o tie, kurie yra įtartini, testuojami dažniau. Dirbtinis intelektas padeda suprasti ir kaip vyksta draudžiamų medžiagų vartojimas arba kada gali įvykti draudžiamų medžiagų vartojimas, remiantis informacija, kuri yra internete arba aplinkoje. Sudedant sportininko profilį, socialinės žiniasklaidos žinutės, biometrinius duomenis, kažkokius ankstesnius pažeidimus, rezultatus, pasiekimus, pralaimėjimus, galima naudoti modelius ir įvertinti, ar tas sportininkas turi kažkokį motyvą draudžiamą medžiagą vartoti, galbūt to ir visai nėra. Tai gali padėti suplanuoti vėlgi tikslinius testavimus bei be reikalo nekankinti sportininkų, jeigu to tikrai nėra prasmės daryti. Tiesa, dirbtinis intelektas kelia etinių klausimų ir kiekvienas sportininkas tikrai nori būti tikras, kad jo asmeniniai duomenys yra saugus ir jų privatumas yra užtikrinamas. Todėl stengiamasi, kad būtų išlaikomas pasitikėjimas, kad būtų išnaudojama dirbtinio intelekto nauda, bet neperžengime etinės ribos. Taip pat antidopingo agentūra yra suinteresuota, kad tie algoritmai, kurie naudojami, būtų skaidrūs, nešališki ir nediskriminuojantis. Kas galėtų atsirasti ateityje, greičiausiai mes naudosim dirbtinį intelektą plačiau, jį kombinuosime su kitomis pažangiomis technologijomis ir tai užtikrins kompleksinę kovą su dopingu. Tikrai stebėsim ir toliau darknetą bei tą visą informacijos srautą, kuris pasiekia ar taip. Tiesiog analizai kartais trūksta smegenų. Juk tikslas yra, kad tie sportininkai, kurie nesukčiauja, galėtų parodyti savo geriausią meistriškumą ir laimėti medalius. 100% sąžiningų varžybų visuomet gal ir nepavyks pasiekti, bet tikrai tai galima laikyti tikslu. Ir tai yra tikrai labai svarbu tiems, kurie elgiasi sąžiningai ir pagal sporto vertybės. Dėkoju šiandien už dėmesį, tikiuosi, kad informacija buvo naudinga. Sveiki, aš esu psichologė Vaiva Rimienė
Ir savo pristatymę norėjau panagrinėti antidopingo sistemą ne tik kaip techninį procesą, bet ir kaip sudėtingą psichosocialinį mechanizmą, kuris formuoja sportininkų kasdienybę ir ypatingai yra svarbu, kaip atletai vertina taisyklių teisingumą, kaip nuolatinė kontrolė keičia jų sprendimų priėmimo procesus bei elgseną. Ir svarbu suprasti, kad sistemos sėkmė priklauso ne tik nuo laboratorinių galimybių, bet ir nuo to, kaip šitas priemonės suvokia patys sportininkai. Pirmoji skaidrė būtų vaizduojanti testuojamų ir netestuojamų sportininkų mastą. Na, o šioje skaidrėje galite matyti, kad dabartinė antidopingo statistika rodo, kad teigiamų testų kiekis svyruoja nuo 1 iki 2%, tačiau tyrimai rodo, kad kita, anoniminės apklausos apie dopingo vartojimą rodo net iki 30–40% vartojančių dopingą, moksliniai tyrimai rodo, kad dopingo vartojimas siekia nuo 5 iki 18%. Ir šita milžiniška spraga tarp laboratorinių radinių ir realybės sukuria sportininkams įspūdį, kad sistemą yra palyginti lengva apgauti. Ir kai atletai mano, jog daugelis jų konkurentų nors ir testuojami, vėliau demaskuojami tik tai per tyrimus, per pakartotinės analizės, žinoma, jų tikėjimas dabartinių testavimo modelių mažėja. Ir šis netitikimas taip pat skatina neteisingos konkurencijos jausmą, kai švarūs sportininkai jaučia didesnį spaudimą, nes abejoja savo varžovų skaidrumu. Taigi dopingas yra ne tik tai biomedicininė, bet ir psichosocialinė problema. Ir būtina suprasti sportininkų pažeidžiamumą ir atkurti sistemos legitimumą. Tai pirmiausia, kodėl atletai rizikuoja, kaip jie vertina taisyklės, na ir jau toliau atitinkamai pagal tai spręsti ir parinkti strategiją. Ir nors dauguma sportininkų aiškiai supranta, kad dopingas yra sukčiavimas ir didžiulė rizika, tačiau veikia klaidingo konsensuso efektas, kai pripažįstamas dopingo efektyvumas ir kai vyrauja įsitikinimas, kad visi sportininkai naudoja dopingą. Tai visgi kas pastiprina dopingą? Nustatyti 4 tokie pagrindiniai veiksniai, tai pirmiausia fizinis, tai yra išsekimas, traumos, situacinis spaudimas, kontrolė, psichologinis stresas, žalinga motyvacija, na ir kontekstinis kultūra, finansiniai lūkesčiai ir panašiai. Kalbant apie vidinį spaudimą, apie kūno ir proto išsekimą, tai aišku, pirmiausia, tai yra fizinis limitas, nuolatinė kova su anemija, mikroelementų trūkumu, lėtiniu nuovargiu, psichologinė našta, tai ir kognityvinis nuovargis, depresija, patiriamas didžiulis stresas, na ir vėlgi žalinga motyvacija laimėti bet kokią kainą. Ir iš to atsiranda nesėkmės baimė, valgymo sutrikimai ir panašiai. Norėjau pristatyti tam tikrą legitimumo koncepciją pagal Tomą Tailerį ir psichologinis legitimumo suvokimas. Testavimo legitimumo yra skirstomas į tokius 3 pagrindinius polius. Tai yra normatyvinį arba deramą legitimumą, procesinį arba teisingumą ir rezultato arba tinkamumą. Normatyvinis polius atsako į klausimą, kodėl mes tai darome. Jis yra susijęs su bendru pritarimu antidopingo vertybėms. Procesinis teisingumas apima tai, kaip vykdomos pačios procedūros, pavyzdžiui, ar mėginių rinkimas yra skaidrus, ar su atletu elgiamasi pagarbiai. Ir rezultatų polius vertina, ar antidopingo priemonės yra efektyvios, ar jos iš tiesų pagauna pažeidėjus ir apsaugo švarius sportininkus. Ir kai visi 3 elementai vertinami teigiamai, pasiekiamas aukščiausias savanoriškas taisyklių laikymos lygis. Tačiau vėlgi trūkstant bet kurio komponentų, sportininkų pasitikėjimas sistema pradeda irti. Tinkamumas. Tyrimai rodo, kad dauguma elitinių sportininkų sutinka su teiginiu, jog dopingo vartojimas yra moraliai nepriimtinas, prieštarauja sporto dvasiai. Ir šitas pritarimas sudaro normatyvinį legitimumą, kai sportininkas pripažįsta antidopingo sistemą kaip būtiną švariam sportui apsaugoti. Atletai dažnai tapatina antidopingo taisyklės su sąžiningumu, lygybė, savo sveikatos apsauga ir panašiai. Ir nors daugelis sutinka, kad antidopingas yra teisingas dalykas, visgi šitas vertybinis pritarimas nebūtinai reiškia pasitenkinimą pačiomis procedūromis. Įdomu tai, kad net ir pritardami tikslams, sportininkai gali kritikuoti metodus, jeigu jie atrodo neproporcingi.
Ir tai visgi rodo, kad vertybinis pagrindas yra stiprus, tačiau sistema turi jį nuolat patvirtinti per teisingus veiksmus. Teisingumas, štai čia atsiranda ryškiausia atskirtis tarp vertybinio pritarimo ir kasdienės patirties, nes testavimo procedūros dažnai suvokiamos kaip itin invaziškos. Ir, pavyzdžiui, šlapimo mėginio pridavimas tiesiogiai stebint pareigūnui daugeliu atletų yra žeminanti patirtis, pažeidžianti asmeninį orumą, bet to sportininkai kelia klausimus dėl privatumo, nurodant buvimo vietą įvairiose sistemose, ką dalis laiko perteklinė intervencija į asmeninį gyvenimą. Ir kai procedūros atrodo nepagarbios arba neskaidrios, atletų noras bendradarbiauti mažėja. Vyresni sportininkai dažnai yra skeptiškesni dėl sukauptų neigiamų patirčių, kas rodo, kad kiekviena sąveika su kontrolės pareigūnu formuoja ilgalaikį pasitikėjimą arba nepasitikėjimą. Todėl procesinis teisingumas yra kritinis veiksnys lemiantis, kaip sportininkas emociškai reaguoja į visą sistemą. Na ir trečiasis elementas, sportininkai dažnai skeptiškai vertina realų sistemos gebėjimą pagauti visus pažeidėjus, pastebėdami spragas tarp teorijos ir praktikos. Ir šį skepticizmą stiprina matomi skaičių netitikimai, bei žiniasklaidoje aprašomi dideli dopingo skandalai, kurios kėsinasi į antidopingo agentūros patikimumą. Ir daugelis atletų mano, kad realus dopingo paplitimas yra kur kas didesnis nei tie oficialūs keli procentai teigiamų laboratorinių testų. Ir pasitikėjimas sistema mažėja, kai atletai jaučia, kad pažeidėjai nuolat yra vienu žingsniu priekyje dėl naujų technologijų ar nuspėjamų kontrolės grafikų. Ir efektyvumo trūkumas mažina testavimo kaip atgrasimo priemonės svorį, nes atsiranda tikimybė, kad pažeidimas liks nepastebėtas. Atgrasimas dopingo kontrolėje remiasi racionalaus pasirinkimo modeliu, kur sportininkas sveria naudą ir galimas bausmes. Pagal šią teoriją bausmės efektyvumas priklauso nuo trijų kintamųjų: tikrumo, tai yra tikimybės būti pagautam, griežtumo, sankcijos dydžio, ir greitumo, tai yra laiko iki nuosprendžio. Tačiau empiriniai duomenys rodo, kad tik tai apie 40% sportininkų atbaido pati atrankos testavimui riziką. Kur kas didesnę įtaką turi suvokiamas aptikimo tikrumas, tai yra tikimybė, kad vartojama medžiaga bus moksliškai nustatyta. Jeigu sportininkas mano, kad nustatymo tikimybė maža, net ir griežtos bausmės nustoja veikti kaip efektyvus barjeras. Na ir tikroji atgrasimo jėga visgi labiausiai veikia socialinės pasekmes. 77% sportininkų socialinė stigma ir gėda prieš šeimą laiko didesniu atgrasimu negu 2 ar 4 metų. Dar vienas tyrimo aspektas, tai vadinamas harmonizavimo paradoksas. 93% atletų palaiko savo nacionalinės antidopingo agentūras ir pasitikė jų skaidrumu. Ir kaip priešprieša gilus nepasitikėjimas išorėje. 73% atletų mano, kad testavimas kitose šalyse nėra pakankamai griežtas ir sistema neužtikrina vienodų taisyklių visiems varžovams. Paskutinis efektas, kurį norėčiau paminėti, tai panoptikumo efektas. Nuolatinio dopingo kontrolė sukelia jausmą, kad sportininkas gyvena panoptikume, kur riba tarp asmeninio ir sportinio gyvenimo visiškai išnyksta. Apie 30% sportininkų teigia, kad nuolatinis buvimo vietos nurodymas yra tiesiogiai privatumo pažeidimas, o durų skambutis anksti ryte tampa streso šaltiniu. Ir šis nuolatinis siekimas gali sukelti nerimą, miego sutrikimus ir netgi mažinti bendrą motyvaciją siekti aukštų rezultatų. Kai kurie atletai kontrolės procesą prilygina kėsinimuisi į jų asmeninį orumą, ypač testuojant namų aplinkoje ar matant kitiems asmenims. Pabaigti norėčiau mintimi, kad tikrai efektyvi antidopingo sistema yra ta, kurios sportininkai ne tik bijo pažeisti, bet kurią jie gerbia ir kurią tiki. Ačiū.